Šiame video grafiškai atvaizduojamas smurto protrūkis ir žiaurus nusikaltimas. Tai neskirta vaikams ir jautriems žmonėms. 2023 m. kovo 2, apie 23 val. Vakaro. Bendrasis pagalbos centras sulaukė skambučio. Pranešama, kad Trakų rajone, netoli Užutrakio dvaro esančioje automobilio stovėjimo aikštelėje, atvira liepsna dega mikroautobusas. Į įvykio vietą išsiunčiamos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir policijos pareigūnai. Atvykus gaisrininkams pradedamas automobilio gesinimas. Užgesinus ir apžiūrėjus, automobilio krovinių skyriuje buvo rastas apdegęs žmogaus kūnas. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo mikroautobuso savininko, 49 metų amžiaus Tomo Bareikos palaikai. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie Trakų monstrų Domo ir Donato Bareikų istoriją. Tai įvykiai sukrėtė Lietuvą. Jeigu norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausio video. O dabar gero žiūrėjimo. Maždaug valanda iki skambučio bendrajam pagalbos centrui. Tomas Bareika atvyksta prie namo Trakuose. Čia taipogi pasirodo du jo sūnus, 20 Donatas ir 18 metų Domas. Jie su savimi turėjo pasiėmę kirvį ir kastuvą. Kaip skelbė pareigūnai, vėliau tyriantis bylą, tėvas pakliuvo į sūnų paspęstus spąstus. Jie užpuolė tėvą. Domas jam trenkė su kirviu kotu ties juosmeniu. Donatas stovėjo su kastuvu netoliese. Viskas vyko labai greitai. Tėvas bandė gintis ir smogti Domui, tačiau nepataikęs užkliuvo už slenkščio ir nukrito nuo laiptų. Kaip vėliau teisme teigė sūnus, jie nenorėjo jo nužudyti. Suduodami tėvų jie stengėsi, kad smūgiai nekliūtų į galvą. Tačiau tėvas buvo sumuštas labai žiauriai. Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad vyrui buvo suduoti mažiausiai 6 smūgiai – rankomis, kojomis, kastuvu ir kirviu. Nuo smūgių vyrui lūžo žandikaulis, šonkauliai ir mentės kaulai. Atlikus užpuolimą, broliai suprato, ką tik padarė. Jie galvojo, kad tėvas negyvas, jis nejudėjo, sūnus neužčiapė jo pulso. Iš pradžių broliai ketino nuvežti tėvą į ligoninę, bet apsigalvojo, bijojo būti atpažinti. Donatas visas drebėjo, jisai nesugebėjo užvesti automobilio variklio. Tada jie nusprendė atsikratyti tėvo kūno ir nuvežti į už 5 km esančią nuošalią automobilio stovėjimo aikštelę ir kūną sudeginti su visu mikroautobusu. Iš karto po žmogžudystės abu broliai apsimetė gedintis mirusio tėvo ir teisėsaugai tvirtino nieko nežinantis apie įvykį. Tačiau berniukų tolimesnis elgesys kėlė įtarimų. Per tėvo laidotuvės jie neatrodė labai išgyvenantis, jie atrodė gana linksmi, juokėsi. Vienas iš sūnų netgi metė repliką apie nužudytą tėvą. Na, nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Surinkus tam tikrus įrodymus, buvo nuspręsta juos sulaikyti. Praėjus 2 savaitėms po nužudymo, kovo 16 dieną, Domas buvo sulaikytas Panevėžio mieste. Donatas mėgino išvykti iš Lietuvos ir buvo sulaikytas Vilniaus oro uoste. Jiems buvo pateikti kaltinimai tėvo nužudymu. Nužudytasis 49 metų Tomas buvo vienas iš Trakuose veikiančios kavinės Karališkas sodas savininkų. Dalis šių patalpų priklausė jam, o likusią dalį iš tetos neseniai kaip dovaną buvo gavęs vienas iš brolių Donatas. Šis nieko nelaukdamas įkėlė skelbimą, kad sutartis su dabartiniais nuomininkais, jo tėvo įmonė, nutraukiami ir skubiai ieškomi nauji nuomininkai. Tai labai nepatiko tėvui ir tarp jų kilo konfliktas. Berniukai reikalavo pinigų. Manoma, kad itin sunkus nusikaltimas vyko dėl nesutarimų dėl turtų. Likus dienai iki nužudimo, Donatui paskambino jam namo dalį perrašysi teta Jadvyga. Ji jam skundėsi, kad Tomas ją terorizuoja. Jinai buvo labai išsigandusi, verkė, tad broliai nusprendė pamokyti tėvą ir jį sumušti. Teismo metu nužudytą tėvą jie bandė paversti tikrų monstrų.
Juos netgi užstojo giminaitė, teigdama, kad vyriškis buvo žiaurus, mušė, marino badu, darbe išnaudojo savo vaikus, jiems nemokėdavo už darbą ir esą pats planavo juos nužudyti. Ji teigė, jei ne jį, tai jis juos būtų nužudęs. Duodamas parodymus, Domas nužudytojo nevadino tėvu, o tik vardu ir pavardę. Jis teigė, kad Tomas jo nelaikė sūnumi, jis taip pat jo nelaikė tėvu. Duodamas parodymus, Domas teigia, kad tėvas norėjo jį nužudyti jau seniai, jis grasino jam, jo mamai. Grasinimai buvo susijęs su turtiniais reikalais, nekilnojamuoju turtu. Maniau, kad vieną dieną kažkas iš mano šeimos mirs. Likus dienai iki įvykio, sūnus teigė, kad jo tėvas pareiškė, kad šioje žemėje jisai nevaikščios. Grasino, kad išpjaus žarnas. Jisai dėl to labai išsigando. Esą tėvas nekartą yra smurtavęs prieš jų motiną, sesę, yra sumušęs močiutę, kaime jų akivaizdoje yra sumušęs žmogų. Jie teigia, kad grasinimai buvo realūs ir jie nužudė tėvą anksčiau, negu jisai būtų nužudęs juos. Tėvo nužudymu kaltinamiems broliams Bareikoms Vilniaus apygardos teismas paskyrė psichologinę ekspertizę, nustatyti, ar nusikaltimo metu broliai galėjo būti socialiai nebrandus ir turėtų būti teisiami kaip nepilnamečiai. Tačiau teismas pripažino, kad berniukai sugebėjo atsakyti už savo padarytus veiksmus ir turės būti teisiami kaip suaugę. Prokuroras siūlė juos pasiųsti už grotų 14 metų. Tačiau teismo verdiktas skelbė, kad broliai turės atlyginti 20 000 eurų neturtinę žalą tėvo sugyventiniai ir poros mažametiai dukrai. Rezonansinėje byloje broliams buvo pateiktas kaltinimas dėl itin žiauraus nužudymo, tačiau teismas to neįžvelgė. Jie buvo išteisinti ir dėl turto sunaikinimo. Už tėvo nužudymą broliams Donatui ir Domui Bareikoms buvo skirta 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Ką jūs manote apie šią bylą? Ar broliai iš tiesų mėgino paversti savo nužudytą tėvą monstru, kad sumažintų savo bausmę? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. Šis video buvo sukurtas naudojantis viešai prieinamą nusikaltimo tyrimo informaciją. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie įvykius, kurie sukrėtė Lietuvą. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.